Labadiena, įkvėpti judėti žiūrovai ir klausytojai. Trečias kartas nemelavo. Šis posakis puikiai tinka disko metikiai Oksanai Dobrovolskajai, kuris savo trečiame pasaulio asmenų su negale lengvosios atletikos čempionate iškovojo pirmąjį karjeros medalį – bronzos. Gyvenimas Oksanai nepagailėjo iššūkių. Reta progresuojanti liga atėmė galimybę matyti pasaulį. Taip pat prieš pat čempionatą merginą iš vėžių išmušė ir trenerės liga. Visi šie dalykai tikrai dar labiau užgrūdino Oksaną ir optimizmu ir energija trykštanti mergina rodo mums, kaip gyvenimą semti saujomis. Čia Nacionalinės sporto agentūros tinklalaidė Įkvėpti judėti, o Oksaną kalbinsiu aš, taip pat lengvaatletė, tik jau buvusi Brigita Virbalytė. Labas, Oksana. Sveiki. Medalį. Įsvajotą medalį laimėjai daugiau nei prieš 2 savaitės, bet kalbamės tik dabar, nes nutarei po čempionato pakeliauti po Indiją. Grįžai tik tai vakar, tai labai ačiū visų pirma, kad atskubėjai į mūsų studiją. Visų pirma klausiu, kaip tas sutikimas, mačiau video Vilniaus oro uoste. Taip, tikrai taip, tas vakarykštis sutikimas, jisai lyg nutrynė tas visas 2 savaitės, kurias aš praleidau jau be varžybų, be tokios įtampos Indijoje. Nes pagal vakar po to sutikimo metu aš jaučiausi lyg tik vakar iškovojau medalį, o šiandien atskridau ir mane pasinka ir sveikina. Tikrai man buvo netikėta, kad po tiek daug laiko, kol aš buvau Indijoje, kad grįžau ne iškart po varžybų, mane pasitiks tiek daug žmonių. Tai ir buvo mano šeima, mano patys brangiausi, mylimiausi draugai, Vilniaus moterų Lions klubas netgi atvažiavo, taip pat mano būsimas šuovedlys su savo dresuotoju, irgi pauostė medalį, mane pasveikino. Tai buvo labai nuostabu, labai daug emocijų, tai vėl toks širpuliukas, kai išgirdau, kad eidama jau į tą pasitikimo salę, išgirdau jau šaukiantį žmonių mynę mano vardą ir lyg širpuliukas, lyg jau dabar yra tas taškas jau po visko, po visų varžybų, kad jau nukeliavau visomis mintimis vėl atgal į tą sektorių ir prisiminiau visas tas akimirkas, kurios jau buvo Indijoje varžybų metu. Kiek, Oksana, išlauktas, išsvajotas šis medalis ir ką jis tau apskritai reiškia, turbūt visų pirma, kaip žmogui tikrai turėjusi nelengvą gyvenimo kelią ir siekiantį savo svajonių drąsiai, rodant pavyzdį visuomeniai. Tavo klausime girdžiu daug klausimų ir daug temų. Apie ką galėčiau visą laidą kalbėti. Tai pirmiausia apie ką reiškia medalis. Tai taip, šis sezonas tai buvo ypatingai sunkus, ypatingai daug iššūkių turintis. Ir ką man pavyko padaryti, tai pirmiausia dovana treneriai, kurie negalėjo su manim vykti dėja į varžybas dėl savo turimos ligos. Ir mano pirmiausias mintis buvo, kad jeigu man pavyks atvežti medalį į Lietuvą, tai pirmiausiai jį ir dovanosiu savo treneriai, kuriai medalis atstos bet kuriuos pačius netgi geriausius pasaulio vaistus. Nes su tuo mintim aš mečiau diską ir galvojau, kad jeigu man tai pavyks ir padėti treneriai, kad ir viskas ir jai būtų geriau ir jinai būtų laiminga. Labai kilnu, kad žiūri į medalį iš tarsi dovana kitam žmogui, tai tiesiog neįtikėtina, Oksana. Tikrai daug tų iššūkių buvo ir ne tik trenerės liga, kuri išmušė kur kas anksčiau nei čempionatas, bet ir pati turėjai ir traumą, ir susirgai virusu prieš pat čempionatą. Apskritai, atrodo, gyvenimas tau davė visus išbandymus einant šio medalio link. Kaip tos išbandymus apskritai gyvenime priimi ir kiek tas tada apdovanojimas, šiuo atveju medalis, atrodo, kaip tik parodo, kad tikrai buvo verta stengtis eiti per visus tuos sunkumus. Tai truputį pažiūrėsiu tavo klausimą globaliau pradžiai. Tu dar prieš tai paminėjai, kad labai sunkus gyvenimas, daug iššūkių siunčiantis gyvenimas. Tai kažkaip mano požiūris į gyvenimą yra tas, kad nėra vieno žmogaus, kurio gyvenimas būtų rožėm klotas, labai lengvas ir mažai iššūkių siunčiantis. Aš manau, kad kiekvienas susiduria su savo problemomis, iššūkomis, kažkokiais tokiais sunkumais, tik tai kiekvienas iš mūsų su jais susiduria skirtingai. Ir mano požiūris yra tas, kad
Jeigu mes negalime pakeisti situacijos, tai mes visada pajėgus pakeisti požiūrį į situaciją. Tai dėl to aš niekada nesakau, kad mano gyvenimas yra ypatingai sunkus, ypatingai nelengvas ir ypatingai daug iššūkių siunčiantis. Tikrai nėra taip. Turiu iššūkių, pasitaiko iššūkių ir dar norėčiau irgi grįžti prie tavo posakio fakto, kad progresuojanti liga atėmė iš manęs regėjimą. Tai šiuo metu aš dar matau 1%. Ir aš esu tuo labai labai laiminga, kad dar atsikėlus galiu pamatyti saulę. Greičiausiai to likučio nebeliks, bet kol jisai yra, tai aš tuo labai džiaugiuosi, nes 1% tai yra irgi labai labai daug. Tai yra sunkumai, kuriuos mes patiriam. Tai aš supratau, kad jau nieko su regėjimu pakeisti negaliu, irgi dažnai klausia, o tu negali pasidaryti operacijos? Tai tada toks, tai jeigu galima būtų, aš jos nepasidaryčiau. Ne, tai daugiau kol kas dėl regėjimo padaryti nieko negalima, tai priėmiau tai kaip duotybė. Jeigu man tai gyvenimas siunčia, reiškia, aš turiu tai priimti ir turiu iš tos situacijos išeiti kaip laimėtoja ir išmokti kažką. Tai priėmiau kaip duotybė, negaliu pakeisti situacijos, negaliu praregėti, bet aš galiu pakeisti savo požiūrį į tą nematymą. Ir kiek man, irgi mėgstu savo pasakyti, irgi sunkiom tokiom akimirkom, guodžiant save, sakau, kad gyvenimas atima iš lėto iš manęs regėjimą, bet ir tuo pačiu jis man tiek daug duoda atgal, tiek daug suteikia galimybių įvairių kitų. Aš atradau sportą. Jeigu man regėjimas nebūtų pakrytęs ir aš nebūčiau perėjęs į aklųjų specializuotą mokyklą Vilniuje, aš nebūčiau susipažinusi su sportu, aš nebūčiau dabar sportininkė ir nebūčiau dabar tokia laiminga, kad atradau savo kelią būtent kaip sportininkės. Tai dėl to, kad jeigu mes negaunam vieno dalyko, ko mes galbūt norėtumėm, tai tikrai nereikia galvoti, kad mes dėl to būsim nelaimingi. Ne, tai jeigu mums Dievas, gyvenimas, likimas neduoda vienų dalykų, tai jis būtinai mums padovanos kažką kitą ir mes tik tai po kažkiek laiko suprasim, dėl ko būtent mums reikėjo eiti tuo keliu, o ne kitu. Neįtikėtinai, Oksana, gražiai kalbi ir už širdies griebė, turbūt ne kartą tau žmonės tai sako. Tai turbūt tokie dalykai kaip savaitė likus iki pasaulio čempionato kažkoks virusas, tai čia yra toks menkniekis visiškai, ta prasme, atrodo, klausant tavęs. Tai grįžtant apie šį sezoną, tai pirmiausia, didžiausias sunkumas, tai aišku, buvo treneris liga, kai aš sužinojau, kad treneriai jau nebegalės važiuoti į pasaulio čempionatą, negalės tęsti likus 2 mėnesius prieš pasaulio čempionatą, negalės tęsti darbo su manimi. Tai buvo šokas ir pačiai treneriai, tai buvo šokas man, tai buvo šokas visai mūsų bendruomeniai. Ir tada buvo toks irgi pamastymų laikotarpis, kaip čia ką dabar daryti. Nebuvo minčių, kad, tai reiškia toks, nežinau, taip susiklosti likimas, reiškia, reikia sustoti, galbūt nebevažiuoti į pasaulio čempionatą, nes kaip tu gali be trenerio likus 2 mėnesiams, kaip tu gali, tai viskas gali sugriūti. Ne, tokių minčių nebuvo, mes iškart su trenerė priėmėm sprendimus, kad ieškosim būdų, kaip galėsiu tęsti darbą. Ir tą darbą aš tiesiog, man pavyko paralimpinio komiteto dėka, Virgilijaus Aleknos irgi dėka, susirasti trenerį, irgi nuostabų profesionalą savo darbo, Romą Ubartą, kuris sutiko man padėti 2 mėnesius treniruotis Vilniuje. Aš ir paralimpinių komitetų sakiau, jeigu jūs man tik tai padėsit susirasti trenerį, aš būsiu pasiruošus važiuoti bet kur, į bet kurį pasaulio kraštą, kad tik tai treniruotės tęstųsi, kad tik tai aš galėčiau atstovauti savo šalį, atstovauti savo trenerį, atstovauti save pasaulio čempionate, kad galėčiau pasirodyti kuo geriau. Ir mes suradom trenerį, sutiko, irgi buvo labai maloni pažintis, tikrai nesigailiu. Galbūt taip ir turėjo viskas gyvenime susiklostyti, kad aš turėjau susipažinti su treneriu ir sėmiausi neįkainojimus patirties, pamokų, bet tuo dar mano sezono iššūkiai nesibaigė. Tai pasirodo buvo tik pradžia. Tai dabar noriu prisiminti, kada tiksliai. Tai vasaros pradžioje, man tik tai grįžus iš Grand Prix čempionato, įvykus pirmai treniruotei, čia dar kai trenerė dar galėjo su manim dirbti, mūsų Kauno sporto lengvos atletikos manieže, vyko treniruotė ir visai jau po treniruotės, jau baigėsi treniruotė ir aš nusprendžiau
nueiti atsigerti vandens. O ten, vat, kas yra buvęs manieže, žino, kad yra toks pakilimas ir tenai vienoje vietoje reikia, kaip nužengti. Ar ten nušokti, ar ten nužengti. Ir žiūrint mano treneriai, dar kitam treneriui, aš žengiu nuo to pakilimo, ten kokio 0,5 metro gal pakilimas, labai labai atsargiai žengiu ir mano koja atsistoja tiesiai ant kamuliuko ir aš nučiuožiu su ta koja ir viskas. Ir čiurna mano trakšt. Ir aš guliu ant grindų ir pirmiausias mano mintis ne apie tai, kad kaip man ten čia skauda visą kitą, o pasaulio čempionatas. Žinau tą jausmą. Kaip Tai. čia galbūt kiekvienas sportininkas, nėra to sportininkų, kuris nebūtų patyręs čiurnos traumų ir to nepatyręs jausmo, kai tu visiškai nepergyveni dėl savęs, dėl ten kažko, o tik tai pirmos mintis yra apie sportą. Kaip? Taigi aš įdėjau tiek daug darbo. O kaip treneris? O kaip dabar toliau viskas tai bus? Nu ir iš karto ištino tą mano koją, trenerį pribėgo, kaip čia kas, man ašaros rieda. Treneris sako, kaip dabar pasaulis? Trenerė, aišku, vat mano yra labai stiprios valios, charakterio. Sako, viskas bus gerai. Ir taip griežtai. Jos balse gailesčio nebūna. Oksana sako, viskas bus gerai. Nu ir gerai, tai gerai. Ir aš to ir patikėjau. 2 savaitės man reikėjo reabilitacijos. Tai 2 dienas aš kaip ir dar po tokių traumų šaldžiau koją. Nu ir po to viskas per skausmą jau žengiau, dariau pirmus pratimus pas kineziterapeutus, pas masažuotojus. Ačiū irgi visiems masažuotojams, kineziterapeutams, kurie man padėjo, prisidėjo prie mano gydymo proceso. Nu ir po 2 savaičių aš jau mėčiau diską. Su skausmu, aišku, buvo labai nepatogu, tai pirmieji žingsniai, bet viskas susitvarkė, viskas buvo gerai, mes mėtėm diską, atstatinėjom po truputį. Bet tuo dar nesibaigė. Po šitos pirmos traumos, tada aš sužinojau, kad mano treneriai negalės su manim tęsti darbo. Irgi tada vyko Lietuvos čempionatas, įgaliųjų Lietuvos čempionatas, kur mes jau irgi galim varžyti su visais. Jo, Palangoje. Ir visiems tada buvo irgi šokas, kodėl aš į sektorių buvau jau lydima ne trenerės, o kito mūsų sportininko, paratleto. Kur trenerė visi klausė, visko viskas, kol kas negali trenerį tęsti darbo, sunki liga, meldžiamės už ją, nes kaip tik tada buvo reanimacijai. Nu ir sunku buvo labai, tas čempionatas galbūt buvo pats sunkiausias mano istorijoje, karjeroje, nes labai buvo sunku, bet treneris ašaros kaupėsi, nes žinau, kad jinai yra reanimacijoje ir reikia visas tik tai geriausias mintis, melstis, galvoti tik tai apie trenerę, kad tik viskas pasitaisytų ir jinai išeitų iš ligoninės. Tai taip ir įvyko. Dabar trenerė gyja. Bet ir vis tiek toliau galvojam, meldžiamės, tik tai siunčiam pačias geriausias jai emocijas. Tai ir Palangoje reikia startuoti, treneris nėra, ten tiesiog toks chaosas, nelabai buvau pasisekęs, bet vis tiek su to savo 35 metrus numečiau. Na ir sekančią jau dieną pradėjau ieškoti trenerio, radom Romą Ubartą ir atvažiavau į Vilnių. Irgi kitas iššūkis, gyvenu Kaune, į treniruotes reikia į Vilnių važinėti. Buvau viskam pasiruošus, tai treniruotės atrodydavo taip, kad aš 3 kartus į savaitę važiavau, kėliausi iš Kauno, kadangi pati vairuoti mašinos negaliu, tai važiavau su autobusu iki Vilniaus, čia iš pačio ryto, 11 jau turėjo būti treniruotė. Nu ir atvažiuodama į Vilnių, lipdavau prie Lazdynų ligoninės, tada su viešuoju transportu važiuodavau iki Gerosios Vilties ir ten 3 kilos eidavau į treniruotę. Wow. Aišku, metikams, bėgikams, ėjikams tai viskas gerai. Vietoj apšilimo gali, taip? Taip. Metikams net kilometro prieš trefkę jau daryti yra blogai. Tai ką daryti, galvoju, čia yra tas mažas minusas, kuris galėtų būti. Svarbiausia yra treneris ir svarbiausia yra ta vieta, kur aš galiu mėti diską. Nu ir pėtindavau tos 3 kilometrus į priekį, 3 kilometrus atgal. Nes paspirtuko pasiimti irgi negaliu, nematau. Ir be to, tai tikrai tavo situacija ir pavojinga ir visa kita. Tai nebūdavo, kad kažkas paveždavo? Paveždavo, ne, taip nebūdavo. Irgi mano dar tokio situacija, kai aš mėtau diską, aš negaliu pati to disko pasiimti. Ir šita situacija yra labiausiai pikta. Blemba, gal kaip čia dabar sugalvoti kokį nors būdą, kad aš galėčiau pati tą diską imti. Nes visą laiką tada treniruoti reikia imti su savim kažkokį asistentą, tai žmogų, kuris galėtų padėti nešioti diskus. Nes ir apkrauti trenerio papildomą nesinori ir pati to padaryti negaliu. Tai dažnai su mane lydėdavo mano sesė.
kuri padėdavo man treniruotėse, pasistuodavo, taip pat brolis, kiti giminaičiai, draugai, irgi jiems visiems atskiras ačiū. Ir su visais mes eidavom pėstute, pirmin atgal. tai vat, tai Bet turbūt buvo. gerą laiko turėjot per tuos 3 kilometrus ir pokalbiams, ir laikui su artimaisiais, ko dažnai žmonės šiais laikais neranda laiko, net artimiausiam žmonėm. Jo, nes nuostabioje vietoje, pas mus Ąžuolynas yra irgi nuostabi vieta ir pas jų stadionas irgi labai gražioje vietoje yra. Tai per parką prasieini, pasigalvoji, tokia kaip meditacija. Nors galbūt koja šiek tiek ten pavargsta per 3 kilometrus prieš ypač treniruotę, bet iš kitos pusės emociškai tai tikrai pailsi, kažkaip tai pasikrauni, pabūni su artimaisiais. Tai dėl to tai tikrai viskas buvo cool. Nu ir po treniruotės irgi grįžus į stotį atgal važiuodavau į Kauną. Autobuse man nėra problemos pamiegot, tai aš turėdavau pietų miegelį. Kaip ir reikia sportininkui. Dar prieš tai pavalgydavau irgi, pietų turėjau Vilniui, tada sėsdavau į autobusą ir pietų miegelio, kaip sportininkams reikia, jo turėdavau autobuse. Nu ir grįždavau jau į Kauną ir ten irgi vakarienę pasidarau ir vėl miegot. Tai taip vyko mano technikos treniruotės, o irgi fizinio treniruotės buvo klausimas, kas man padės su štango. Taip pati ten kažkokį presiukų greitai galiu pasidaryti, ten priežiūros nereikia, bet jeigu reikalinga jau štanga, tai vis tiek reikia, kad kažkas užmestų akį, maža kas. Ypač, kai yra prieš varžybas, toks laikotarpis irgi sportininkas žino, kai vaikštai ant pirštų galiukų ir atrodo visą laiką tau reikia tokio nusižeminimo, nes jau sparnai taip auga po truputį, vis artėjant čempionatą, vis didesni, atrodo, tu nuskrisi ir į Himalajų kalnus pakilsi ir į giliausią ten duobę gali nušokti. Tai irgi ieškojau, ačiū Danui Sadaičiui, noriu pasakyti. Dar irgi vienam mūsų iš tikrųjų žmogui, kuris visada padės, kad tik tai paprašysi pagalbos, turbūt. Tai tikrai taip ir buvo. Jis pirmas pribėgo Palangoj, kai pamatė, kad aš su be treneriu, visą situaciją įsiaiškino. Ir pirmas buvo žmogus, kuris pasakė, Oksana, jeigu bus koks nors klausimas, aš galėsiu tau padėti. Tu man rašyk, skambink bet kurio paros metu, aš padarysiu viską, kad tik tai tavo procesas pasiruošimo nenutrūktų ir kad aš galėsiu to padėti viskuo, ko tik tai galėsiu. Tai taip ir buvo, aš kreipiausi pas jį pagalbos ir tą fizinę pasiruošimą, fizinę priežiūrą sporto salėj padėjo man Danas. Tai Danui. Bet Vilniui irgi? Irgi Vilniui, tai būdavo, kad kol aš važinėjau iš Kauno į Vilnių, tai ryte darydavau treniruotę technikos, o vakare štangutę pas Daną. Tada jau pasilikdavau arba važiuodavau vėlai vakare į Kauną. Bet šitą vietą irgi atskirai noriu padėkoti Aklųjų sporto federacijai, kuri atsižvelgdama į tokią sutinką situaciją man išpirko viešbutį čia Žemaitės gatvėje ir tokią mes padarėm stovyklą 3 savaičių. Oksana, atrodo, kad sutelkiai visus aplink save ir atrodo tas medalis, žinai, kiekvienam po dalelytę galėtum iš tikrųjų duoti, nes neįtikėtina, atrodo, turbūt taip žmonės tavim žavisi ir tiki, kad tu gali pasiekti tokius neįtikėtinus dalykus. Taip klausant, atrodo, kad visi, kurie buvo šalia, labai susitelkė. Kiek tai tau reiškia? Tikrai taip ir buvo. Tai visą tą medalį galėčiau padalinti ir turėčiau padalinti į labai daug mažų detalių, nes tų žmonių, kas atkreipė dėmesį tokios sudėtingos situacijos, kas net neprašydami siūlydavosi padėti, man buvo begalė daug. Ir jeigu ne visi tie žmonės, ne visos organizacijos, draugai, šeimos nariai, treneriai, tai tikrai neturėčiau aš galimybės taip gerai pasirodyti pasaulio čempionate, kaip man taip pavyko padaryti. Tai visiems didelis ačiū, be jūsų tikrai nebūtų šio medalio. Tai jeigu aš galėčiau padalinti medalį į daug mažų dalelyčių, aš tai padaryčiau ir visiems išdalinčiau. Tai tau liktų tik tas raikštelis, nes žmonių tikrai daug girdint. Bet Oksana, atrodo, kad tas kelias tau dabar 29, pradėjai sportuoti profesionaliai 23. Tai atrodo tikrai, taip žvelgiant 6 metų kelias, atrodo, mano akimis, kai aš labai daug metų ėjau vien iki pirmųjų savo olimpinių žaidynių, atrodo, kad jisai kaip ir trumpas. Bet realiai jame turbūt buvo visko ir ta pradžia nebuvo lengva, tai grįžkime į tą pradžią, kai tikrai ir rengiantis varžyboms ir sulaukdavai tikrai tų klausimų ir patyčių, gal galima netgi sakyti, kokia čia iš tavęs sportininkė ir visa kita. Tai ta pradžia, kokio sunkumo
tau buvo ir kiek kaip tik tas sunkumas, kad galbūt sulauki kažkokio neigiamo žmonių to dėmesio motyvavo eiti toliau. Dar, Brigita, atsiprašau, grįšiu dar truputį prie ankstesnio klausimo, nes nebaigiau, aš greitai tik pabaigsiu. Gerai, žinau, kad su manimi yra labai sunku. Nes aš pasakiau ir po to neužbaigiau, po to sakys, kas čia per pasakotoja. Tai po to, kai aš patyriau tą pirmą traumą, tada mano trenerė susirgo ir dar, kai sakiau, kad tai dar buvo ne pabaiga, tai dar buvo dar viena trauma prieš 2 savaitės prieš čempionatą, kai nukritau nuo laiptų. Visai tai irgi tokia, visai netikėta buvo situacija, kai savaitgalį, visai buvo laisvas savaitgalis, 2 savaitės likus prieš čempionatą ir išvažiavau į tokį mūsų krosą, silpnaregių organizuojamą ir tenai aš tikrai nebėgau, nes galvojau, kad išvengčiau tą traumą, bet lygioje vietoje, lipdama nuo laiptų, nukritau ant nugaros ir 2 savaitės aš nuo lovos negalėjau pakilti. Oho. Ir tada mano pirmas buvo skambutis į Paralimpinį komitetą, sakiau, tokia atsitiko situacija, galbūt jūs galite man padėti MRT pasidaryti, nes jie turi bendradarbiavimo sutartį su Ofidėja, nes sakau, aš negaliu atsistoti nuo lovos, kad reikia įsiaiškinti, kad čia rimta ar nerimta. Jeigu nieko rimto, aš sakau per skausmą, nesvarbu ar 2 kojom ar 4, aš vis tiek žengsiu į tą sektorių, jo disko sektorių ir mesiu diską, nes toks irgi buvo ir kartu ir piktis, kad va taip atsitiko, bet ir kartu tas ryžtas, kad tikrai jeigu čia kažkas man linki blogo, jeigu tikrai kažkas nenori, kad aš sustartuočiau čempionate, nes va tiek daug visokiausių tų įvykių neigiamų, aš vis tiek įrodysiu, kad galiu, negaliu, su kojom, su traumom, su viskuo, aš vis tiek sudalyvausiu čempionate ir mesiu tą diską. Tai va tas ir man ir padėjo, vidinis tos ryžtas ir stiprybė padėjo kaip išsivinioti iš tų visų lygų ir pasiruošti čempionatui. Tai viskas, šitą vietą jau baigiau. Dar buvo virusas ten prieš, bet jau čia gal... Tai čia jau smulkmena. Čia jau smulkmena, tikrai, kaip jau paminėjau ir iš tikrųjų... Viena diena su temperatūra ir tai treniruotė įėjau. Tavo iššūkių fone tai tikrai yra menkniekis ir Oksana tikrai, man atrodo, žinai, mes čia 2 paras kalbėtumėm, bet tikrai norisi pakalbėti ir apie tą pradžią, nes spindėti medalio spinduliuose yra lengva ir atrodo, kad, žinai, viskas kaip čia dabar gražu ir atrodo, kad tikrai laiminga ir su šypsena, bet pradžia buvo turbūt netokia lengva. Tai taip, žinai, irgi vėlgi, kiek gali siauriau, žinai, papasakoti, kiek tikrai to tokio ir neigiamo galbūt aplinkinių dėmesio ir galbūt tam tikrų lūžių savyje teko patirti. Tai pirmiausia, su kuom aš buvau susidūrusi, su savo progresuojančia liga, nes kol aš buvau vaikystėje, vaikas, po to paauglys, tai aš mačiau daug geriau. Aš mačiau kažkur apie 10% ir tai leido man savarankiškai judėti, be baltosios lazdelės, leido mokintis masinį paprastoj mokykloje tarp bendramžių, kurie neturėjo jokios negalios. Ir galėjau ir skaityti, ir rašyti, ir dviračių važinėti, visus dalykus aš patyriau, tai irgi, ačiū mano vaikystėj. Tai o po to, kai pradėjau po truputį progresuoti mano liga, taip pat vyko ir su mano sesė, ir su mano mama. Tai dėl to man nebuvo tokio jau didelio kažkokio streso ir staigmenos, nes aš mačiau, kaip su tuo susitvarko mano giminaičiai, mano artimieji žmonės. Tai aš su to jau buvau kaip ir susitaikiusi. Bet su kuom aš susidūriau savo aplinkoje, įprastoj toj mokykloj, nors ir mano klasiokai buvo nuostabus. Kaip tik tie klasiokai ir mane keli klasiokai ir pasitiko vakar oro uoste su gėlėm. Tai iki šiol mane palaiko, labai stipriai motyvuoja ir manim džiaugiasi. Jie irgi jaučiasi įkvėpti. Bet nepaisant to, kad jie visą laiką manim rūpindavosi ir viskas to būdavo gerai, bet susidūriau su hipergloba, su kuom dažnai susiduria vaikai su negale, nes į kūno kultūros pamokas aš įėjau, bet žinojau, kad vis tiek dažnu atveju būsiu pasodinta ant suoliuko, nes mano progresuojanti liga, mano po truputį silpnėjantis regėjimas suteikdavo tokio nesaugumo jausmo, daugiau nei man, kaip asmenybei, o kaip kitiems aplinkiniams mokytojams, mano bendraamžiams. Tai dėl to, tam, kad neapsunkinčiau kitus, kad man pačiai būtų lengviau, tai man neleisdavo taip pat fiziškai judėti, kaip aš ir norėjau, koks mano tas buvo potencialas. Tai taip pat kitose pamokose, tokiuose kaip informacinės technologijos, aš irgi buvau pasodinta su mano klasioku, kuris viską už mane darydavo ir sakydavo, Oksana, mes tau tiesiog parašysim 10, tu tik tai nevark, nes tugi nematai, kaip galima kitaip.
Tai vat buvau susidūrusi su tokiu vat požiūriu ir tuo metu man tai atrodydavo visiškai normalu. Nu taip, aš nematau, tai koks sportas, koks kompiuteris, o dabar aš be šitų dalykų neįsivaizduoju savo gyvenimo. Tai vat viskas taip vat apsisuko, tai vat hipergloba tai yra pirmas dalykas, o 10 klasiai, kai klausimas kilo, kaip man reikės laikyti egzaminus, nematant, labai sunkiai matant, tai mano klasės vadovė iš tokio vat nežinojimo, bet iš didelės meilės man sakė, Oksana, viskas bus gerai, mes tave atleisim nuo egzaminų. Ką? Ką? Atleisit nuo egzaminų? O tai kaip universitetas? Kaip kitas mano gyvenimas? Aš nenoriu namuose prasidėti. Sakau, tu tikrai nori universitetą eiti? Tai kaip tu nematant ir eisi universitetą? Nu taip, aš sakau, noriu. Na ir dar va toj pačioj mokykloje irgi, va neseniai daviau interviu, kad buvau tokia matematikos mokytoja, kuri, va tiesiog, aš nieko blogo apie ją negaliu pasakyti, bet tiesiog irgi iš to va tokio nežinojimo, jinai man dažnai prie visų mano klasiokų, prie lentos kažko nepamatydavau, aš ten taisyklingai kažką parašydavau, ar reikėjo iš arčiau man prieiti, jie man dažnai sakydavo, tai jeigu tu esi tokia akla, gal tau laikas į internatą eiti. O Dieve. Mokintis kartu su visais tais, kurie irgi nemato. Tai kitiems, tai va tokie va posakiai, tokie komentarai, tai būtų žlugdantis jų asmenybę, jų ateities gyvenimą. Man tai suveikė visiškai priešingai. Aš tuo metu pratylėdavau, bet iki šiol tai atsimenu tą jausmą, kurį aš jausdavau giliai širdyje ir va tos va ašaros, kurios būdavo jau po visų tai pamokų namuose. Bet man jie tai uždegė tokį papildomą ugnelę, kad jūs man sako taip, bet aš kada nors jums parodysiu, kad tai yra visai kitaip ir kad galima iš tokios va situacijos išlipti ir tikrai įrodysiu, kad ir aš, būdama neregė, galėsiu pasiekti tokių vat aukštumų, galėsiu padaryti gyventi va tokį vat gyvenimą kaip ir jūs ir įrodysiu, kad tai viskas yra įmanoma. Tai vat man jie tai uždegė papildomą ugnelę ir uždegė iki šiol, jeigu aš savo adresu girdžiu kokius nors komentarus. Taip pat vat apie tavo paminėtą komentarą, kad kokia aš esu sportininkė, tai va taip buvo, kad, gerai dar truputį atgal, tai kai pirmiausia apie tos vat egzaminus, kai aš išgirdau, kad mane nori atleisti nuo egzaminų, pasirinkau sprendimą, kad ne. Tai reiškia, man šitą vietą pasilikti negalima, man reikia kažkur judėti kitur. Ir į 10 klasę aš perėjau į aklųjų silpnaregių ugdymo centrą, kur niekas nėra atleidžiamas nuo egzaminų ir niekas nėra atleidžiamas nuo kūno kultūros. Ir pirmą savo pamoką kūno kultūrai aš susidūriau su sportu ir man taip visas gyvenimas apsivertė, nes ne tik, kad mane privertė bėgti kelis ratukus mokykloje, bet ir dar man davė parankę visai nematančią mano klasiokę ir sakė, Oksana, pas mus taip yra mokykloje, kas truputį geriau mato, tas veda dar ir visai nematanti. Taip sakau, tai yra normalu? Taip, sako, visiškai normalu. Nu, vat ir tada prasidėjo mano tą pažinti su sportu ir mane atvedė iki vat tokio taško, kur aš dabar vat esu, iki to vat medalio, kurį aš dabar turiu rankose. O kalbant vat apie toliau, taip ir toliausi mano gyvenimas, vis arčiau aš buvau sporto. Baigiau Vilniuje mokyklą ir tada atvažiavau į Kauną studijuoti universitete. Ir pradžiai buvo plaukimas, aklųjų stalo tenisas, šaudaunas, kur irgi iškovojau, bet jau tada sidabro iškovojau pasaulio čempionate. Ir visai netikėtai mano rankas pakliuvo diskas, kai aš nežinau, ką su juo daryti, ar taip vat, kaip lėkštę mest nuo krūtinės, ar kažkaip jį iš kairę dešinę ranką. Pabandžiau, man patiko, mane pamatė potencialą ir Paralimpinis komitetas padėjo man susirasti pirmąjį mano trenerį Rimantą Plungę, su kuriuo mes pasirašėm Tokio paralimpinėms žaidynėms, kur aš iškovojau 8 vietą, po Tokio mums teko išsiskirti su treneriu Rimantu Plungė, ačiū už visą darbą įdėtą. Ir tada atsirado trenerė Teresė Nakrušaitė. Tai irgi, aš galėčiau atskirą laidą apie, gal kad nors pakviesi kartu su trenerė, tai galėsim papasakoti, kaip trenerė mane tikrino, ar aš tikrai nematau. Mes metam krepšinius kamuolius ir man sako, Oksana, eik pasiimk. Aš galvoju, trenerė čia juokauja, ar jinai mane tikrina? Nu gerai, einu. Nu ir 4 čiupinėdama aš ieškojau to kamulio. Jinai mane žiūrėdavo šonu. O tu sako, tikrai nematai? Nu, sakau, trenerį nematau. Aš galiu ten pabandyti paieškoti kamuolių, bet tai labai ilgai užtruks. Irgi palikdavo mane ten kažką, sako, tu padaryk.
o aš einu su kitais sportininkais dirbti. Nu, aš padarau ir laukiu, ten 10 minučių, 20, pusvalandį. Po to man sako, Oksana, tai ko tu pas mane neatėjai? Sakau, treneri, aš jūsų nemačiau, kur jūs esat. Tai va, tokių visokiausių bairiukų buvo ir laikų bėgant kažkur, gal metų neprisireikė, gal pusę metų jau treneriai tada suprato. Taip, Oksana, taip ir tikrai supratau, kad nematai jo ir truputį reikia kitaip. Bet tai vis tiek, kas man patinka mano trenerėje, jokio gailesčio nėra. Sako, tu nori dirbti? Taip, tu tikrai turi tokių specifinių dalykų, prie kurių aš jau pripratau, viską žinau, kur tave pastatys, ten tave rasi. Bet sako, jeigu tu nori medalį, jeigu tu nori dirbti su manim, tu turėsi dirbti tai kaip ir kiti. Tai nuolaidų nebus. Nuolaidų nebus. Taip, atsargus kažkokių priemonių bus, bet nuolaidų nebus. Kiti šokinėja į tolį ir tu šokinėsi. Kiti šokinėja į aukštį ir tu šokinėsi. Su tam tikrais kažkokiais pritaikymais, bet viską darysi kaip ir kiti. Tai tas jos požiūris man irgi padėjo daug aukščiau pakelti savo rezultatą, išauginti jį. Bet nuo to hiperrūpesčio vis tiek turėjo būti kažkoks lūžis tavyje, kai tu supratai, kad netgi jau ir atėjus į aklųjų ir silpnaregių mokyklą, turėjo įvykti kažkas. Viskas, aš jau nebesu tas pūkuotas, kuris mane visi glosto ir rūpinasi, man dabar reikės dar ir kitais pasirūpinti ir yra tokių žmonių, kurie man sako daryti ir aš negaliu čia kažkokių nuolaidų prašyti. Tai pagavai savyje tą lūžį tokį, kuris buvo? Pagavau tokia transformacija, sakau, pats mano sprendimas, pats geriausias sprendimas gyvenime, ką aš galėjau padaryti tuo metu, tai pereiti į aklųjų silpnaregių centrą, nes tenai buvo tiek daug pozityvių pavyzdžių, visai nematančių nuo gimimo vaikų, paauglių, mano bendrą amžių, kurie jau tuo metu buvo tiek daug pasiekę, jau vieni keliauja po pasaulį savarankiškai, kiti dainuoja, treti talentuose dalyvauja, ketvirti sporto varžybose dalyvauja, skina medalius ir veža Lietuvai. Kad man tiesiog supratimas visiškai sprogo, kad iš tokio požiūrio, kad aš esu neregė, tai reiškia, mano gyvenimas yra ribotas, aš esu tokia pilka pilytė, turiu žinoti savo vietą, jau nieko nepadarysi, nematau, tai reiškia, man tik tai ten būti masažuotoja ir jokių kitų alternatyvų nėra. Tai įvyko toks sprogimas ugnikalnio, viskas įsiveržė iš manęs ir tas potencialas pradėjo veržtis, kad Oksana ir tu reiškia gali, kiti gali ir kuo tu esi prastesnė kitų. Ir reiškia, ir tu gali, negalinti taip daug to pasaulio matyti kaip kiti, bet situacija kitų žmonių bendramžių, kai kurių yra dar prastesnė ir jie tiek daug yra pasiekę, jie tokie yra drąsūs, kad ta jų drąsa, jų pavyzdžiai įkvėpia mane kovoti ir neapriboti savo gyvenimo. Ir nepribojo visose srityse, sportas yra viena, bet kai aš sužinau, kad tas turi teisės ir finansų bakalaurą, taip pat ir jau tavo minėta masažuotoja specialybė, bet dabar studijuoji magistrantūrą. Kokią specialybę, primink, kažkas ten taip man įdomiai ir complicated skambėjo? Taikomoji fizinė veikla. Kas tai yra? Taikomoji fizinė veikla tai yra sritis apimanti fizinį paruošimą, fizinį aktyvumą specialiuosius poreikius turintiems žmonėms. Tai nebūtinai negalią turintiems žmonėms, bet ir apima žmonės ir nėščiuosius, nėščiasias, taip pat vyresnio amžiaus žmonės, taip pat vaikučius labai mažo amžiaus, taip pat ir įvairias negalės turinčių žmonės. Tai tai yra tokia sritis, kur aš jaučiu labai didelę prasmę. Kai mano gyvenimą atėjo fizinis aktyvumas, profesionalus sportas, aš tada supratau, kad be to aš negaliu gyventi ir be to negalėtų gyventi niekas. Turėtų negalėti gyventi niekas. Matai, aš manau, kad negali gyventi. Negali. Jo, ir galbūt kai kuriems aš esu įkyri šitą prasme. Bet galbūt tai irgi didelė dalimi visų sportininkų, kurie bėda. Nes mes matom ir jaučiam patys, ką su mumis padaro sportas. Ir man atrodo, kad nei 1% žmonių negalėtų, neturėtų jo galėti būti be sporto. Tai dėl to tos studijos, aš suprantu, kad tai yra didelė nauda nešančios studijos ir kad jeigu ta žinia būtų kažkaip kitaip skleidžiama, jeigu galima būtų kaip skiepą, įskiepyti
įskiepyti tą meilę sportui ir fizinio aktyvumo naudą. Ir ypač tiem žmonėms, kurie turi negalę. Dažnu atveju mūsų plačioji visuomenė galvoja, kad, gerai, ten sportas, fizinis aktyvumas, jeigu jis yra, tai gerai, bet jeigu ten tik tai įgaliems žmonėms. Bet kiek jisai yra svarbus negalę turintiems žmonėms, tai pradedant nuo pasitikėjimo savim, baigiant iki kūno pokyčių, kuriuos daro sportas. Tai visai kitom akim tu pradedi žiūrėti į save ir į save supantį gyvenimą. Tai pirmas vaistas, kurį aš skirčiau visiems žmonėms, kurie kreipiasi į polikliniką, nueiti į sporto salę. Bet turbūt kas labai svarbu būtent asmenims turintiems negalę, kad jie matytų šalia savęs tokius pavyzdžius kaip tu. Ar savo pavyzdžių tikrai, nežinau, galbūt savo tarpe tiesiog žmonės pradėjo sportuoti, matydami tavo pavyzdį, ar nežinau, bent jau tavo aplinkoje artimieji kažkiek suprato, kad tarkim netgi iki parko nueiti 3 kilometrus labai svarbus ritualas dienoje. Jeigu prieš man pradedant sportuoti, mano šeima, kaip ir aš pati, ir mano šeima buvo praktiškai visi fiziškai pasyvus visiškai. Tai jau dabar tai visai pasikeitė situacija, nes dabar pradedant nuo tų žmonių, kurie man padeda treniruotėse, tai mano sesė, brolis, kiti mano giminaičiai, jie jau supranta, kaip faina yra pasportuoti. Taip pat mano sesers vaikai, kurie įkvėpti mano pavyzdžių, vienas eina pas trenerę Krakove, kai jau bėgioti. Kiti mano sūnėnas ir dukterėčia irgi yra išbandę jau įvairias sporto šakas, irgi save ieško. Ir jau žino, kad jeigu Oksana ateina, tai pirmas klausimas bus, tai ką pasportavot, kiek pasportavot. Irgi jeigu vyksta kokie nors sporto renginiai, artimiausia, aš irgi padedu organizuoti tokį projektą, akrojogos, tai jau mano pusė giminės yra įrašyti į tą projektą. Be atsiklausimo turbūt. Praktiškai be atsiklausimo. Tai taip, jau žino, kad jeigu kas, tai pirmiausias vaistas tai yra sportas. Mama skundžiasi dėl sveikatos, tai pirmiausias vaistas mama eina pasivaikščioti. Nes kraujotaka pradės geriau veikti, tai geriau pradėsi jaustis. Tai tavo tokią duoklę aš jau jaučiu, kad įnešu į savo šeimą, o po to jau ir visiems kitiems savo ratui, kurie yra šalia manęs. Tikrai kalbi ir mokyklose, ir savo pavyzdžių tikrai kalbi ir apskritai, ir apie moteris sporte, ir visus tos svarbius dalykus, ką tikrai gali nešti tą svarbę labai žinutę, bet aš matau, kad jau mūsų tuoj pokalbis eis į pabaigą, tai tikrai dar noriu pakalbėti, turbūt tos temos šitame visame medalio fone nepalietė, galbūt niekas, tai man turbūt kas dar įsiminė per šiuos metus, tai šie metai bus įsimintini kaip medalio metai, bet šie metai bus įsimintini ir sužadėtuvių metai. Tai papasakok, Mindaugas Dvylaitis yra tavo sužadėtinis jau dabar, tai kokia jūsų čia istorija, nes man tai buvo naujiena, nors abudu jūs pažinojau, bet nežinojau, kad... Bet nepažinojau mus kartu. Taip, nežinojau, kokie jausmai jūs sieja. Taip. Tai labai irgi įdomi situacija, irgi reikėtų atskirą. Long story short. Jo. Kaip? Taip, Mindaugas Dvylaitis yra tas žmogus, kuriam irgi galiu atskirą ačiū pasakyti, kad būtent jo dėka aš atsiradau Kaune ir jis buvo pirmas tas žmogus, kuris įskiepijo į mane meilę sportui. Nes tuo metu, kai mes juos įpažinom, tai buvo... Kai man buvo 18 metų, tai kažkur prieš 12 metų mes su juos pažinom ir jis tuo metu profesionaliai sportavo plaukimą. Ir man buvo daug žavesys, kad kaip tik jis ir buvo tas žmogus, kuris tiek jau buvo daug pasiekęs gyvenime, tiek keliavo po pasaulį, jau skynė medalius Lietuvai ir vežė čia. Tai kad aš su tokiu didelėm tokiam akim žiūrėjau ir jį ir galvojau, kaip aš norėčiau. Bet tuo metu man buvo toks požiūris, kad jisai pradėjo sportuoti nuo šių metų, o man jau tuo metu buvo 18, galvoju, ne, aš jau esu per sena sportui ir per sena tokiems pasiekimams, ką jisai buvo pasiekęs.
Ir jo dėka aš po mokyklos atvažiavau, vat, meilės keliais atvažiavau į Kauną. Meilės emigrantė. Jo, meilės emigrantė, atvažiavau į Kauną ir jis man vis rodydamas tą pavyzdį, Oksana, einam pabėgioti, Oksana, einam į sporto salę, Oksana, nueinam į baseiną ir mes kartu su juo eidavom, jisai daro ir man tada atrodavo ir aš tada turiu daryti. Ir jis mane atvedė pas trenerį Joną Barakovą, kuris nusprendė, tiesiog sugalvojo man pabandyti duoti diską į rankas. Tai vat, jeigu ne Mindaugas, neaišku, ar aš būčiau atradusi savo sportininkės kelią. Tai tam irgi labai didelis ačiū. Ir 6 metus mes su juo pradraugavom, tada kaip susipažinom 18 metų. Ir tada buvo laikas, kai mes nusprendėm eiti jau skirtingais keliais, įvyko toks išsiskyrimas, tada jis ten turėjo savo meilės, aš turėjau savo meilės. O, čia visa Santa Barbara. Ir po 6 metų įvyko 5 metų išsiskyrimas ir tada visai taip netikėtai vėl mes visą laiką taip gerus, gražius santykius palaikydavom, kaip draugai tokie vat, būdavo, padėdavo sunkiomis akimirkomis ir pasidžiaugdavom, jau kažkas vat, įvykdavo gražaus ir gero gyvenime. Ir taip, taip po truputį kažkaip susiėjom vėl arčiau. Ir kad Mindaugas man pasipiršo, man pačiai buvo staigmena, ne tik tau, Brigita. Kaip ir visiems tiems, kas buvo mūsų aplinkoj, nes kažkokios draugystės prieš sužadėtuves mes neturėjom. Nebuvo. Mes tiesiog palaikėm tokius draugiškus santykius, galbūt daugiau porą mėnesių prieš sužadėtuves, artimiau taip bendraudavom, bet tokios kažkokios oficialios draugystės nebuvo. Tai kaip Mindaugas sako, aš nusprendžiau dabar arba niekada. Kažkada per mūsų pirmą draugystę man sako, nes aš nespėjau tau pasipiršti, tai galvoju, va dabar, kol tu jis įsiaiškino per aplinkų, ar aš esu viena. Nedrįsau tavęs klausti. Ne, manęs nedrįsau, jis geriausias draugas mano atsiklausė, mano sesės, ar tikrai Oksana yra viena. Kai jis tik tai sužinojo, kad esu viena, tai jis nusprendė tada padaryti tokią šventę. Apie ją aš nieko nežinojau, aš važiavau į tą dvarą Pakruojų švęsti mamos dieną. Ir vietoj mamos dienos gavosi sužadėtuvės. Bet viskas labai gražiai, apgalvotai ir buvot pasipuošę, tai tikrai nuostabu, tai ačiū Mindaugui ir nuo manęs, kad iš tikrųjų tai nuostabi istorija ir kaip vienas kitą palaikėte. Labai, ta prasme, ir ta pertrauka turbūt buvo abiem į naudą, kad įvertintumėt vienas kitą. Oksana, kalbant, iš tikrųjų tikrai, kadangi tam sporte, Mindaugas jau nuo 6 metų buvo, tau dar taip atrodo tas tarpas, reikia viską susigrąžinti atgal, tai tikrai žvelgiant į tą ateitį, tikrai žinom, kad ties bronzos medaliu Oksana nesustos ir čia tik buvo tas toksai pirmas, kurio reikėjo ir parodyti visiems, kad tikrai netinkamų kelių. Tai paminėjai jau tam tikras svajones, sakai kažkaip čia... Aš jau šį kartą pasakysiu prieš mūsų tinkladę, sakai, kad tavo svajonės aplankyti Jungtinės Amerikos valstijas ir Australiją ir kad viskas labai siejasi su kitomis svajonėmis sporte. Tai galbūt taip pabaigai kokios tos svajonės. Dar pradžiai kada vestuvės, o jau paskui apie tas sportinės svajonės. Gerai. Baigiant apie asmeninį gyvenimą, tai vestuvės. Pradžiai mes planavom jau kitais metais, vasarą, bet truputį, kadangi turim dar ir kitų planų dėl tą namų, dėl būsto, dėl viso kito, tai kaip dabar daugelis irgi porų, taip pasidėlioja savo prioritus, tai kol kas tikslios datos mes dar kol kas nesame išsirinkę, tai kažkada netolimoje ateityje. Gal po 28? Gal. Nes vis tiek pirmoje vietoje, nes neslipiu ir vis dar Mindaugui sakau ir visai savo šeimai ir aplinkiniams, kad visgi šiuo metu pirmoje vietoje yra ne savo šeimos sukūrimas, o karjera, nes karjeros tikslai, karjeros svajonės yra didesnės šiuo metu negu kitos svajonės. Kokios tos svajonės, Oksana? Ar tas žmogus esi, kuris tyliai svajoja? Ne, aš tikiu manifestaciją, aš tikiu, kad garsiai pasakytos svajonės, jeigu jomis tikrai nuoširdžiai
atkakliai tiki, tikrai išsipildys. Ir visiems kitiems ir sakau, kad nereikia bijoti kalbėti apie savo svajonės, tikėti reikia savyje giliai ir garsiai apie jas kalbėti. Tai kalbant apie mano svajonę sportininkės kelyje, kaip ir manau, kad blogas tas sportininkas, kuris negalvoja apie auksą, tai taip pat ir aš. Mano pagrindinė svajonė, kai jau tikrai būsiu savo atsakius tokius visus klausimus ir uždėjus tokį riebų tašką, jeigu pavyks į Lietuvą atvežti paralimpinį auksą. Čia yra mano tokia pagrindinė svajonė, toks Terminas yra olimpinė viršūnė. nustatytas. Terminas ne. Terminas ne. Tegul klostosi taip, kaip man yra nulemta to gyvenimo, kol kas taip ir vyksta. Norėjau į Indiją nuvažiuoti, pakeliauti, tai Indijoje vyko čempionatas, norėjau į Australiją, į Ameriką, tai tikriausiai sporto bendruomenė nereikia sakyti, kada aš į tą šalis nukeliausiu. Tai viskas taip klostosi, kaip turi klostytis ir aš tam likimui nesipriešinu, tik biškį jį pakoreguoju. Tais atvejais, kai man to reikia. Tai termino nėra, bet svajonė yra. Ir tikrai ir savo sakau, ir treneriai, ir savo šeimai, kad padarysiu viską, visus iššūkius įveiksiu, visas traumas buvusias, būsimas, tikiuosi jų daug nebus, bet jeigu kažkas bus, tai visas įveiksiu ir sieksiu, matau savo tikslą ir eisiu link jo. Nesvarbu, ar tas Olimpo kalnas bus Himalajų dydžio, ar kažkiek žemesnis, bet visas pasangas dėsiu, kad galėčiau pasiekti. Oksana, beprotiškai širdingai dėkoju tau už mūsų pokalbį. Aš atrodo, kad visą laiką net ir kalbėjai apie galbūt kažkiek ir liūdnus dalykus, visą laiką atrodo šypsausi, nes tu trykšti tokiu pozityvų, kad atrodo pamiršti visas savo problemas ir, kaip sakai, kiekvienas jų turime, bet tiesiog turime turėti tą požiūrį tinkamą. Tai tikrai ačiū tau už tavo laiką, ačiū tau už kelionę iš Kauno į Vilnių, tikrai mes tai vertinam ir aš galbūt tiesiog mūsų klausytojams ir žiūrovams pasakysiu, kad mūsų studijoje svečiavosi pavyzdys mums visiems. Tai Oksana Dobrovolskaja, pasaulio asmenų su negalia lengvosios atletikos čempionate iškovojusi bronzos medalį, bet visų pirma, jinai yra pavyzdys mums visiems, kaip turime manifestuoti savo svajones, tikėti jomis ir atkakliai jų siekti. Tai čia buvo Įkvėpti judėti tinklalaidė ir kviečiame mus sekti ir toliau, o čia buvo Oksana Dobrovolskaja, aš Brigita Virbalytė ir iki kitų kartų.